Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos meškerės broliai. Vėl važiuoju prie ežero. Kvaklė, šamas. Sergu aš tą šamų ligą. Ir ką padarysiu. Turiu vėl maždaug 3 valandas ryte laiko. Man čia nuo valandą laiko atvažiuoti. Atsikėliau, miegas neėmė. Sėdu už vairo ir važiuoju. Va 3 valandas ežero paplauksiu. Vėjo absoliučiai jokio nėra. Rūkas, šalna bus. Čia va netoli ežero. Dabar tik pakrantės iki stotelės nuvažiuosiu. Ir pusės valtį yra maždaug po pusvalandžio 20 minučių aš jau bus ant vandens. Noriu prietimui dar pradėti anksčiau ir baigti. Gerai, dabar taupau laiką, kad kol tvarkysius negaišiu laiko. Dabar atsijungsiu kol kas, jau ant vandens išplauksiu, pradėsiu dirbti, kai tik jau brėkšta. Tai ir ten pasimatysim toliau. Gerai, kolegas. Pasiekiau 8 metrus, kabinu savo didžiosios sliekus, lygiai 7:30. Bažnyčia, jinai skamba, praneša. Lygiai 7:30, bet jau prašvito. Sliekai vietoje. Pirmieji smūgiai. Tiek aš leisiu dabar iki 12 metrų maždaug. Ir taip ties 10 metrų briauna sukinėsios, judėdamas į kairę. Op! Ir pirmas pradėjau leistis žemyn. Pradėjau leistis žemyn į duobę ir iš karto užsėdo. 10 metrų gylis, tai gan stigi briauna. Pagal klibėjimą 10 jaučiasi. Nu, valo išsukinėja. Dar neprašvito. Pusę valandos nepažvėjau, nes 7:30 buvo, dabar pagal viską turėtų būti skambėtų bažnyčia 8 valandas. Varnas. Nekyla jis nuo dugno. Nėra didelis. Bet prie dugnų spaudžiasi. Ratus sukasi. Na, laiko aš dar turiu. Galiu jam skirti. Šitiek metrą po metro. Dugną jį atklydinėjau. Dar to turėčiau pamatyti. Pasivernis. Toks veidas, kad vėl čia vieną kartą jau buvo. Po medžiu. Va, aš jį matau. Ir jisai apsisuko aplink save. Žiedai, kaip dešra. Kad jis įsisuktų. Aš galėčiau jį normaliai pasiimti. Dabar jis susiviniojo aplink save. Man sunku jam iki burnos prieiti.
Anekdotas. Žinai, galvą traukti. Va. Iki 15 kilogramų. 14 kilogramų. Pirmas šamokas. Iškapšiau. Fu. Nereikėjo slieko dadėti. Ta patį pataisiau. Tuos pačius 2 sliekus. Ką? Toliau pusvalandis. Pirmas kibimas. Pirmas šamas. Jaučiu, kad šiandien greitai aš baigsiu žvejoti. Pačioj ties briauna. Čia greitai nusileidom gilyn. Pusvalandis 10 metrų gylio tuščias. Dar nusileidau 12 metrų gylio. Ir bandysiu grįžti atgal. Tai kokių 60 metrų iš šono į gylį nuėjęs. Bandysiu šitą gylį. Jau pusė 9. Taip jau plano liko dar valandą laiko man žvejot, pusantros. Nedidukas matosi, bet jis vėl giliai paėmė. 11 metrų gilyje. O pakeičiau tik tai gilį, nuleidau. Ten jau 10 metrų gilyje. Nusileidau iki 12. Ir čia vat. Ką mes čia turim įsikelias, sportininkas laksto. Žiūrėčiau kokie, matau aš jau jį, vanduo skaidrus. Nu, 10-tukas beveik. Davai. Ir turbūt vadinsim, kad žvejybą baigiu. Pusantros valandos. Ne, pusantros nėra dar. Du šamai. Nu šitas iki 10-tuko. Viskas darpa. Tegu bangos neša. Bažnyčios varpai skambina. 9 kartus. Viskas, baigiu aš savo žvejybą. Normaliai šiandien visus kibimus realizavau. Kalnai pusantros valandos lygiai. Bet man užteks. Aš planavau 2,5 valandos, bet kažkaip dabar oras per daug šiltas darosi. Saulė tokia. Oras ne šiltas, bet saulė labai ryškiai. Spigina, vargina. Dar darbų šiandien daug yra. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Smagi žvejyba. Čia mūsų žiema. Tolikas.